Tai sveiki vėl, pradedu su jau nežinau kelintą epizodą. 4, man atrodo. Paskutiniam video buvo, kad pravariau technikinę, bemo remontas panašiai. Tai norit galit nueit pažiūrėti. O šitam video apsitvarkysiu garažą, galvoju stelažą pasidaryti. Nes čia pakraščiuosi labai daug visko, tai noriu tiesiog į stelažiuką gražiai susidėti, kad būtų biškį tvarkingiau. Tai jau taip pradėsiu nuo susitvarkymo. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Tai va, čia biškį dabar apdulkėja tai. Bet nieko tokio. Žodžiu, biškį apsitvarkiau įrankius. Nes ten buvo primėtyta, dar čia aišku liko, bet čia dėl ko ir noriu stelažų, nes tiesiog nėra kur jų padėtų daiktų. Čia tos kartonus, nežinau, reikia gal buržuiko suidaginti. Paskui va, pavyzdžiui, tai įrankių dėžė, koilų dėžė. Paskui va, padangos, ratlankiai, čia buferis irgi kažkur gali įsineš kitur. Šiaip va, visokių čia lentynas irgi belekas ten darasi. Tai reikia normaliai, gražiai kažkokias lentynėlės stelažus pasidaryti, kad viską gražiai aiškiai susidėjai ir žinai, kur kas yra. Parsivežiau suktuką, ten dar vieną kumą kraunu, susinešiau medieną. Aišku, ta mediena tai čia tokia kažkokia, bet nu, jinai vis dar gera. Tai va, tai dabar čia pasidarysiu tokias išpjovas, tokius įlaidus, 5-tukai, kad įsidėtų, kad nebūtų čia kažkaip taip prisukta, o gražiai įsileistų. Tai ir tvirtumą biškį priduos. Tai dabar susimatuoju, susibraižau, susipjaustau plius minus ir tada žiūrėsiu aukščius. Kaip ten kokio aukščio lentynas daryti, kur ką į kokią lentyną dėsiu ir panašiai. Tai paskui parodysiu, papasakosiu. Updeitas apie mano stelažą. Tai čia va, dabar bus vienas stelažas šonas. Nu, čia taip reikia įsivaizduoti, kad čia va taip stovės tas kojos šitoj vietai. Paskui tenais jau, kur kita kolona, tenais kitas bus, tada čia eis lentynas. Čia susijungs apačioj. Paskui čia skersinukas, ten skersinukas ir ten viršų dar susijungs. Tai čia turėtų būti gan tvirtai. Dar padarysiu tokias įpjovas. Tai jo, tai įsileis bruselį dar kažkiek į tas kolonas. Ne kolonas, tą medieną, žodžiu. Tenais įsileis. Kažkiek tvarkingiau atrodys. Ir kažkiek stabilumo, tai nežinau, ar priduos, bet tiesiog tvarkingiau atrodys. Nu tai va, vieną koją pasidariau. Pasirašiau čia toks vakantas, tai dėl to čia taip gavosi, bet čia nieko baisaus. Čia grožį irgi realiai nėra, bet čia nesimatys nieko. Ten tas pats pačiam gal irgi toks kaip čia padarytas. Tai dabar aną pusę pasidarau visą. Tai čia išpjova, čia, ten ir ten viršus galiukas irgi. Tai kadangi kroviau telefoną, tai nefilmavau, kaip šitą dariau, tai galėsiu pafilmuoti, kaip šitą darau. Tokiu principu gaunasi va toksai. Stakį išpjova toks tuneliukas. Updeitas apie stelažą. Žodžiu, pradėjau surinkinėti. Tai
Čia susileidau. Čia jau tokios išpjovos pasidaręs. Čia. Tai kad kitoj pusėje nedarysiu išpjovų. Nes čia gaunasi, kad jau tada tą reiktų įpjaudinėti. Tai manau, kad gal nelabai gerai. Tai tiesiog padarysiu tokius, prisuksiu tokius gabaliukus ir ant tų uždėsiu ir tada prisuksiu. Kažkaip per vėlai pagalvojau, čia kai žymėjausi, kad dar ir anoj pusėgi reiks pasidaryti. Ir karočią, žodžiu, nepažiūrėjau ir dabar tai gaunasi. Bet nieko, laikysis į taip. Tai gausis čia viena, nes čia bus ant žemės. Čia viena, čia antra, trečia ir ten ketvirta. Tai nežinau, kiek čia to svorio atlaikys, bet aš čia labai daug nieko sunkaus nedėsiu. Tuos čia prisisuku, pasistatau ant kojų stačiai, pasidarau ten tuos pagaliukus, tuos prisuku. Čia viską susipjaustęs visus burselius. Susuku, paskui gal dar kažkiek apšveis, bet sau darausi, čia nei pardavimus, nei kažkokią parodą važiuos bus gerai. Na va, stalažiukas jau koks 7 procentų surinktas. Toks va gavosis. Tai dabar dar reikės iš šitos pusės taip. Vieną skersinuką. Čia paskui per čia gal kitą. Čia dar vieną ir čia dar vieną. Na šią pačią gal nedėsiu. Paskui reikės čia lentučių pasipjaustyt. Nes galvoju taip dėt. Taip, kad eitų. Tai va, tik tiek, kad jaučiu reiks lentutės vežtis pas dėdę susipjauti, nes aš jokio elektrinio pjūklo neturiu. O su fuksu tai čia užsižaisiu pjaustyt. Sakiau, reikia pasiskaičiuoti, kiek čia man jų reikia. Nusivežti pas dėdę ir susipjauti. Jis ten turi staklės. Susipjausiu, susidėsiu, prisuksiu po vieną, kad jos man nečiažinėtų. Ir viskas. Na, paskui tiesiog galutinį variantą parodysiu ir viskas. Tai va, susipjausiu lentutes. Susidėjo, čia po vieną prisukau, anoj pusėje nesukau. Čia pamiršau filmuoti. Tai va, biškį ir daiktų susidėjau. Čia biškį iš kampo atsilaisvina, dar ratus reikės kažkur. Ir buferį kažkur sugalvot pasidėti. Čia irgi išsivalė. Nu, dabar čia va tas lentynas reikės tai susitvarkyti, nes ten irgi visko yra. Nu ir šiaip dabar garažą reikia susitvarkyti, susidėlioti viską į vietas atgal. Toks va bendras vaizdas. Tai ratus jaučiu ten susidėsiu patį aukščiausią. Projektas šitas kaip ir pabaigtas.